Tai jūs duosit 25%? Ne, tai viskas susiję su ekonomikos augimu ir iš tikrųjų, kad algos turi didėti Lietuvoje, tai niekam nekyla jokių abejonių. Ir čia buvo minėti tie 5%, taip mes buvom susirinkę, pasitarėm ir visi yra už tai, kad 5% kasmet turi didėti. Normalu, bet reiškia valdžia irgi turi iš savo pusės įsipareigoti, kad rems ekonomikos augimą, nes jeigu nebus ekonomikos augimo, mes supraskim paprastą dalyką. Kapitalizacija. Taip paremta, jau tiek išvokta per viešus pirkimus, verslas pasiima tos pinigus. Paklausykit, ką sakė ponė Rojaka. Reiškia, investicijos. Jeigu kasi duobę su ekskavatoriu, iškasi daugiau negu su kastuvu, ar ne? Taip ir daugiau uždirbi. Investicijos. Ekskavatorius yra investicijos. Tai mums reikia ekskavatorių, su kuriais mes iškastumėm daugiau. Užsienio investicijos. Žiūrėkit, bet čia... Tai jie su vienu aparatu prisiveš. Čia aš matau vieną dalyką, kad yra bandoma priversti darbdavius prisižadėti didinti laipsniškai 5-25. Per ekonomikos augimą tai turi vykti pirmiausiai, o ne per tokį administracinį spaudimą. Ekonomika labai stipriai auga, bet atlyginimai visai neauginimas netgi mažėja. Čia ir yra esmė, kad prieš tai buvo kalbėta, ne investicijos reikalingos, o žmonės. Ir tas reikalinga, kad užtikrintų ekonomikos augimą. Ir pagaliau mes prieinam prie dar vieno punkto, dėl kurio ponas Kepenis tapo... Ponas Kepenis tapo užėmėt ponios Graužinienės neseniai šnekėjusios vietą interneto trolių širdyje. Geri rūkai, moki daugiau mokesčių, guli dviese su kitų rūkalium ligoniniai ir panašiai. Kaip toli jūs eisit? Kaip jūs kisitės mūsų asmeninį jau gyvenimą? Nes mes šešiese, ko gero, ten gulėsim jau net nedviesi. Štai žiūrėkite, štai čia už manęs vienas iš protingiausių pasaulio žmonių, Albertas Einšteinas. Taip. Žinot, ką jis pasakė, kas yra didžiausias beprotybės požymis? Koks? Pasirodo, kad didžiausias beprotybės požymis yra laukti naujienų, laukti naujovių permainų, dirbant senoviškai. Tai mes vėl dabar visi čia galvojam, kaip čia mes tą Lietuvą sveiką, gražią, turtingą kursime, tais pačiais senais būdais tom pačiom partijom. Ir staiga, žmonės sakė, ne, užtenka, reikia keistis. Na ir mes iš tiesų pradėjom keistis. Gerbiamas Gentvilas. Eugenijus, Seimo narys, tuo metu jaunas dar, prisimena, kaip aš jį pakviečiau apibėgti Baltijos jūrą. 5000 kilometrų, surinkom komandą ir išbėgom. Dar kviečiau, irgi jauną Seimo sekretorių, tuo metu Kubilių. Bet, jie kažkaip negalėjo, tai mes apibėgom tą jūrą. Jūs apibėgot jūrą? Jisai negalėjo, bet mes apibėgom su Sąjūdžio vėliava, apibėgome, 4000. Po to, nieks netikėjo, po to, visi šaipėsi, kad gali vienu metu į jūrą sušokti žmonių, 1500 sušoko, jie. Po to visi šaipėsi, kad galima, sukurti sveikatos mokyklą, kurią gali baigti 31 000 Lietuvos gyventojų ir kurie šiandien palieka ligonių kasose virš 100 milijonų eurų. Šaipėsi, bet pasirodo, galima padaryti. Ir dabar manau, kad galima padaryti, kad žmonės susitartų, kad galima gyventi sveikiau, gražiau, kultūringiau štai šalyje. 31 000, o jūsų deklaracijai labai ten nedaug jūs deklaruojate. Tai mieloji, tai apie deklaracijas, jeigu norite. Štai jau minėjau, kiek yra palikta pinigų ligonikose, tai yra paskaičiavimai. O, apie mano mokesčius, kodėl visi sprendžia tik tai iš vieno mokesčio, iš mano, atlyginimo mokesčio. Bet ašgi moku dar, verslininkai žino, ir gyventojų pajamų mokestį, ir moku, sodros mokesčius, ir moku dar visus kelis mokesčius. Pone Kepeni, klausimas buvo... Ten buvo 7 000 eurų sumokėta, o dabar apie 300 eurų, kur sumokėjau. Tai mažai dirbu, mažai uždirbu aš. Bet niekas nežiūri, kad deklaracijoje yra pensija neįrašyta mano, kur aš gyvenu. Tai žiūrėkite, mes dabar šnekam apie tai, kad tai, ką čia dabar šneka apie tas 2 girtuoklėlius Vinailovai, čia yra, klėdėsiai, niekuomet aš to niekam nesakiau ir nežadu sakyti. Kažkas išgirdo kokį tai juokelį ir paleido kaip pagrindinę mano mintį. O mano mintis, manau, kita buvo mintis, kad mes atėjom todėl, kad sveikas žmogus šitoj šaly, pasijustų malonumą iš savo gyvenimo. Kaip jūs skatinate
skatinsit sveiką gyvenimą? Paprastai, jau dabar mes sutarėme, kad galime skatinti tą 1%, kurį žmonės anksčiau atiduodavo partijai. Dabar mes sutarę savo Žaliųjų valstiečių sąjungoje, kad šitą procentą žmogus gali paskirti, sporto klubui, nuvesti savo vaiką į baseiną ir panašiai ten, kur jisai gauna paslaugas sveikatai stiprinti, jisai gali tą pravesti 1%. Tai bus jam nauda ir jie pradės geriau gyventi. Dabargi nepaslaptis, kad labai daug pinigų tėvai turi išleisti už sporto būrelį, už baseiną ir negali ten nueiti. Tai pradėkime skatinti žmonės, nes jie dirba. Darbas su savo sveikata yra pats svarbiausias valstybės darbas. Todėl, kad, žiūrėkit, per tuos 26 metus, kai mes pradėjom savo veiklą, įsikūręs Sveikuolių sąjungą, tuo metu Lietuvos biudžetas sveikatos apie milijardą buvo litų. Prieš perindant į eurus apie 7 milijardai. Ir augant finansavimui augo lygų skaičius, augo bėdų skaičius. Ir aš nežinau, kodėl jūs niekuomet čia nepakviečia žmonių, kurie už tai atsakingi yra. Nei vienas niekuomet nesiskaitinėjo ir nepasakė, kodėl taip daug šie žmonių serga tokiom lygom, kuris yra pačios paprasčiausios lygos, kuris galima įveikti, judant, teisingai maitinantis ir gyvenant gražiai dvasiškai. Kodėl nes nesiskaitų už tai? Taip. Labas vakaras, sakau mūsų žiūrovui. Labas vakaras, prašom dėstyti savo nuomonę. Kaip jums atrodo? Vakaras. Taip. Kaip jums atrodo šitie planai? Klausau jūsų. Norėčiau ponui Keteniui užduoti klausimą. Taip, prašom. Teko ir anksčiau girdėti pono Ketenio pasisakymus apie tai, kad reikia kažkokiais būdais blogesnės sąlygas sudaryti tiem geriantiems, rūkantiems žmonėms. Bet susidaro toks įspūdis, kad ponas Ketenis gal nežino, kokia apskritai Lietuvoje kaimuose kokia situacija. Ar žmonės prasigeria tikrai ne dėl gero gyvenimo. Ir nėra jau turbūt taip susipelnę, kad juos dabar tokiais drastiškais būdais kažkaip tai juos vėl varyti kažkokią tai neviltį. Ir tikrai žmonės dabar ne į sveikatingumos kompleksus nori eiti, dabar gyventi nenori daugelis ir savižudybių kiek skaičius dabar. Tai kaip dabar tokį genocidą tų tokių žmonių, kurie ne savo norų prasigėrė, norėčiau užduoti ponui Keteniui tokį klausimą, kodėl jisai tokios yra nuomonės. Jūs dabar tikrai nerasite jokio šaltinio, kur aš tai pasakiau. Aš visada raginau skatinti žmonės, kurie rūpina savo sveikatą. Ir niekuomet, ne vienoj interviu ar kokiam tai pasisakymė, niekuomet neraginau bausti žmonių. Niekada. Čia yra nesąmonė, kurios niekuomet niekur nesakiau. Nerasite nei vieno šaltinio. Išgirdote pagrindinio dalyko. 5% Lietuvos gyvena ties arba žemiau skurdo ribos. Jūs jiems siūlot prabangą. Jūs kiek 1% nuo, pavyzdžiui, netgi minimalaus atlyginimo. Jūs žinot, kiek tai yra pinigų? Tai yra 3,5 euro. Koks sporto klubas tokį 1% iš jūsų paims ir priims? Jūs realybės jausmą kokį nors turite? Taip, turiu labai realų jausmą, todėl kad 31 000 žmonių mano akise keitė savo gyvenimus iš tos labai sunkios padėties lygų perėjo sveikatos būseną. Paprasčiausių būdų. Jeigu mes mokykloje pradėsime apie tai kalbėtis, o mes žadame pradėti nuo pirmokų ir per 12 metų mes galime išleisti pirmąjį sveikuolių kartą. Paimti iš sveikatos biudžeto, taip, ir iš sveikatinimui pernešti. Jūsų žiniai, Pasaulio bankas, neduos meluo daktaras, Pasaulio bankas yra paskaičiavęs. Jeigu jūs šiandien investuojate 1 eurą į lygų prevencijos sistemą, tai greitai nebereikės 24 eurų ligoniniai. Jeigu milijoną eurų mes investuotumėm, 24 milijonų nebereikėtų ligoninėse. Niekas dar nieko neinvestavo, mes dar nepradėjom savo darbo, jau mus kala prie kryžiaus, ką tu pasakei. Nieko aš nepasakiau, nereikia šnekėti niekų. Ta dalį aš ir noriu pagirti, arba pradėkime nuo to, kad lygų prevencijai pirminis sveikatos priežiūros lygis pirmiausiai turi būti finansuojamas, kad nereiktų gydyti lygų. Tai čia diskusijų nėra. Bet tai mes su jumis senai tą galėjom pradėti daryti, kai jūs buvote Seime. Reikia padėti. Liberalai, kai vadovavo Lietuvos sveikatos sistemai, ministrą turėjo, švietimo turėjo ministrą, sporto direktorių. Tai labiausias buvo nuosmukis būtent tais metais mūsų sveikatos sistemoje. Turėjot visas galės ir nieko, sužlugdėt sistemą taip, kad tiesiog dabar reikia nuo dugno pradėti viską daryti. Būsimą sveikatos ministrą. Irgi su radikaliom idėjom iš tikrųjų. Ir per jūs ateina būtent irgi blaivinti visų pirma, sveikatinti, ne Lietuvą. Jūs irgi per tą pusę ketinate? Žinot, jos yra
radikalios turbūt tik mūsų ausim, kai mes savotiškai buvom priversti gyventi tokiom sąlygom, kaip mes dabar esam. Ir mums bet kokia idėja atrodo radikali ir jinai baisiai skamba. Bet aš tikrai, nei aš, nei mano kolegos neišradinėjom dviračio. Tos priemonės, apie kurias kalbam, tabako, alkoholio kontrolės, jos yra Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas, ne mūsų sukurtas. Tai yra funkcionuojantis modeliai kitose šalyse. Ir tai, kad mes tiesiog nepratę girdėti, mūsų ausis nepratusios, tai mums keistai atrodo. Bet žiūrėkit, kas yra įdomiausia. Aš stebiu tas visas viešas diskusijas ir visą laiką yra ištraukiama iš kepurės, tas, kas yra, sakykime, jau kraštutiniausia, yra paskutinė riba, ten, sakykime, monopolis ir panašiai. Tam yra privalumų, yra trūkumų, galima diskutuoti, bet žiūrėkit, kai kalbam apie monopolį, pasirodo, kad specializuotos parduotuvės skamba kaip liberalus pasiūlymas. Prieš pusę metų mes buvom vadinami už šitas idėjas talibanu, radikalais, bepročiais, dar kokiais tik nori trenktais. O bendroje sumoje fašistuojančiais. Fašistuojančiais, taip toliau. Ir čia buvo paminėta ir kaimas, ir panašus dalykai. Žiūrėkit, aš atsimenu labai kabutėse gerą pasiūlymą iš politikų, kai buvo krizė, ta paskutinioji. Vienas iš politikų išvystė mintį, kad kadangi dabar jau žmonės neteko pajamų, reikia atpiginti degtinę, nes žmonės kaime neįperka. Bet čia be juoko, čia buvo labai rimta mintis. Kitas dalykas buvo tos mažos parduotuvėlės kaimo. Taip, bet įsivaizduokit, iš esmės tai ir vyksta. Čia nejuokinga, nežinot. Tai yra logikos, kai žmogus stovi ir turi pinigų ir galvoja pirkti batoną ar alaus. Tai jisai aiškiai supranta, kad geriau alaus, nes bent jau linksma bus. Taip, tai žiūrėkit, yra labai įdomu stebėti, sakykime, šnekamės apie tą atskirtį, apie vaikus apleistus ir panašiai. Ir aš irgi gyvenu kaime, aš stebiu žmonės, ką perka. Tai žmonės, kurie sako, kad neturi už ką vaikam pirkti sąsiuvinių, knygų, jie perka porą bambalių ir kelis pakelius cigarečių. Tai šitas ydingas ratas vienoje vietoje turi nutrūkti kada nors. Jisai trūks labai skausmingai. Prie viso sveikatinimo socialinė parama tiems skurstantiems turi būti kaip tėvė mūsų, kaip greitoji pagalba. Be jokios registracijos, kuri dabar stumiama nuo sausio 1, be jokių patikrinimų, kokiai tu savivaldybėje esi. Bet aš turiu meni, kad kaip tik tai yra dvi kojos, be kurių nepavaikščiosim. Bet žiūrėkit, dar yra vienas įdomus niuansas. Jeigu yra tuo pačiu metu netvarkoma visa šita rinka, tabako, alkoholio ir panašiai, ir yra didinamos pajamos žmonių. Žmonės keistai įsivaizduoja, kad žmogus su mažesniu išsilavinimu, socialiai apleistas, kad jisai gavęs daugiau pinigų, staiga puls į teatrą, pradės skaityti knygas, pradės domėtis ten aplinką, tvarkytis ir panašiai. Žmonės, kurie šiandien yra sužaloti, turi priklausomybę, vartoja rizikingai, jie nusipirks dar daugiau. Bet jūs turite ir sutikti, kad tai yra savotiškas saugumo mokestis. Nes jeigu atimsite iš jo paskutinį bambalį, tai jisai nueis, išdaužys langus ir ką nors paskers, kad jį nusipirkti. Mes be reikalo padarom juodą baltą. Šita sistema niekada nesuveikė. Kražių skerdikas jisai iš karto eidavo, papjaudavo močiutę. Matot, ten yra daugiau problemų. Su kražių skerdiku buvo pražiūrėta pati pradžia ir aš bei garantuoju, kad jisai žmogus yra gimęs jau su pažeidimu, nes iš jo viso elgesio, apie ką mes jau keli metai šnekam, tai yra vaisiaus alkoholinio spektro pažeidimai, kur žmogus gimsta defektuotas, taip negražu gal sakyti, bet jisai negalės valdyti savo elgesio ir jisai pjaus toliau, jeigu jis bus išleistas ir visuomenė nesugebės to susitvarkyti, bet tai yra ypatingai marginalizuota grupė. Pone Veryga, jūs galite žmonėms paaiškinti maždaug, koks mastas yra šitos problemas, kiek mes turim, kokią dalį jau visuomenės mes turim, tokių potencialiai jau nebesusitvarkančių su savim žmonių? Galiu pasakyti, tai yra pakankamai nesudėtingi vertinimai, kurie leidžia vertinti dar nepriklausomybę, bet jau aukštą riziką. Tai vyrų yra apie 48%, kuriem yra nuo 20 iki 64 metų, moterų grubiai apie 17%. Tokioj rizikoje, aukštoj labai, kurie gali dar suvaldyti vartojimą, bet jie vartoja labai daug
Ir jie tampa, dalis iš jų tampa socialiais, prasigeria, bet didelė dalis jų net nesulaukia to socialumo, apie kurį mes šnekam. Jie miršta daug anksčiau nuo širdies ligų, onkologinių susirgymų ir panašiai. Mes net nesužinom, nes iki konteinerio daeina patys stipriausi. Jūs įsivaizduojat, ką reiškia 2 savaitės bent pabūti? Ne, jie yra realiai labai stiprus, ištvermingi žmonės. Jeigu mums lieptų 2 savaitės tai pagerti ir pagyventi tokiom sąlygom, absoliuti dauguma nepatrauktų tokio laiko. Tai yra fiziškai labai stiprus žmonės. Didžioji dalis miršta iki to. Ir mes ir garsėjam kaip viena trumpiausiai gyvenančių šalių ir dėl to ir gyvenam, nes šitos visos medžiagos jos nužudo anksti. Ir vienas dalykas, kai yra žmonės miršta nuo lėtinių ligų, būdami ten 65-70 metų, šitos visos problemos žudo anksti jaunus žmonės ir už tai trumpėja ta vidutinė gyvenimo trukmė ir mes turim daug bėdų. Pone Labanauskai, dabar įvertinkit tą idėją, kad reikia investuoti iš tikrųjų ne į gydymą, ne tiek į gydymą, kiek į prevenciją. Ar tai yra kažkas tai naujo, ar jūs jau... Ne, tai nėra nieko naujo, bet gal aš taip pasakyčiau. Ir šiandien diskusijai, reiškia, mes kalbame apie sveikatos apsaugą. Ir sprendžiam problemas nesveikatos apsaugos. Sprendžiam socialinės problemas, sprendžiam fizinio judėjimo problemas. Aš visiškai sutinku, kad jie labai reikšmingi yra sveikatai. Bet gal mes visai nuo to neturėtume pradėti. Mes nesakom, kad tai ne esmė yra prevencija. Taip, labai gerai. Bet kaip ją atlikti, niekas nežino. Pasiūlymas 1 eurą investuoti. Į ką? Į ką? Į sporto klubus, sako. Nu, į kažką investuosim 1 eurą. Reiškia, vat ir yra tokia problema. Va, ir už tai mes iškart, kada pradedam tą kalbėti, iškart yra vienas paprastas dalykas. Tai yra žinoma, žmonijoje tas yra sakoma ir taip. Kol buvo žmonės, kol yra žmonė, jie sirgs. Jie negali nesirgti. Už tai, kad yra ir senėjimas, ir dėja, amžiaus irgi auga, reiškia amžius, tai reiškia atsiranda žmonių daugiau, kaip sakant, pažeidžiamų. Ir visiškai galbūt teisingai, kad galbūt mes galim diskutuoti, kad prevencija sustabdys ankstesnį sirgimą, taip. Bet kad aplamai mes čia išnaikinsim viską ir taip toliau, tai nieko nebus. Jūs priminkite tada, kiek... Ir aš noriu pabaigti mintį labai paprastai. Reiškia, ir kadangi pagalba turi būti kuo modernesnė, o jinai labai brangiai kainuoja, mes tą puikiai suprantam, štai ir kodėl vyksta brangimas. Ne ligas mes branginam, o mes branginam technologijas, kurios ateina padėti žmonėm. Tai mes tą turim suprasti ir atskirti. O ne pradėti diskutuoti, kad, sakykime, šiandien dienai, kažkokį ten kažkas gėrė, prasigėrė ir taip toliau. Čia netgi ir juokaujam, bet logikos yra, net ir anekdotai tokie kuriami. Kad gal kaip tik reiktų atpiginti tą degtinę ir po to nebeliks gerinčių, nes visi išmirs, kurie gėrė. Ir padarėm sprendimą. Prevencija. Aš noriu, labai ilgai atsiprašau, ponė Kebenį, laukia žiūrovas. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom dėstyti savo nuomonę. Kaip jūs manote? Tiesiog gaila, kad klausyti pašnekovai, iš dešinės pusės per televiziją, kada jie gina, kad sako, reikia sirgti. Mes žinom, kad sveikas gyvenimas niekada prie lygų neprives. Čia nusišneka daktarėlis, aiškiai su informacininkų atstovas, čia aiškiai matosi. Verslininkai nusišneka, kad nėra iš ko atlyginimų mokėti. Visi žinom, kad jau vidaus produktas yra paskaičiuotas. 200-300 eurų mes galim didesnį atlyginimą gauti, bet darbdaviai nenori dalintis, tai įrodė mokslininkai, tai skaitėm Delfi ir kitose portaluose. Tai meluot vyrai iš dešinės nereikia, kaip sakant, ne? O alkoholį, ką iš esnekat, tai tiesiog gaila žiūrėti. Rusai, komunistai girdė žmonės, dėl to, kad jiem nebūtų gaila, kai veždavo į Sibirą ir šaudydavo. Atsimena tas vaikus? Dabar jūs norit girdėti, kad jiem nebūtų gaila, kai jiems sunku gyventi ir išvažiuoti į vakarus reikia. Jūs susigirkit, ką jūs šnekat. Jūs dėl to pinigos parduodat tautą, jūs parduodat ateitį mūsų vaikus. Ir jūs šnekat, čia normalu pinigai. Amerikoje iš Narso nusipirkti reikia važiuoti 50 km į vidmiestį. Ir dar mieste reikia, kad jį rast, reikia žinot taškus, kur tik tas Narsas parduodamas. Norvegijoje iš Narso gerinti reikia įpakuoti į pakelį, kad vaikai nematytų, nes įstatymai gina, kad tu nemokytum vaikų. Ką jūs mokytat, ką jūs šnekat žmonės? Toksai, kad jūs iš komunizmo dar neišėjot. Jūs sakot, geriam. Aš žinau, kad iš Narsos Amerikai žmonės nelegalus kaip narkotikai. Jį legalizavo verslininkai. Tai jūs dabar dar narkotikus pasiūlykit legalizuoti. Irgi geras biznis. Kiek pelno nešagai. Vyrai išnekat kaip iš kosmoso iškritę. Atsibuskit. Čia buvo
per reklaminę pauzę tokia kalba, nu jeigu degtinę atima, tai bent kanapės legalizuokit. Tai dabar, jeigu iš ekonominio taško įvedam dabar monopolį, jūs minėjot, kad, na, mes turim iš visų pusių sienas su valstybėm, kur visos tos prekės yra kartais pigesnės, kartais. Tai broliai Komskiai jau ruošiasi tai sieną kažkokį, tai dar vieną ramzį medžioti. Ir tą aspektą reikia turėti mintyje, nes modelis branginimo veikia puikiausiai tose šalyse, kurios yra apsupti labai gero išsivyščiusių šalių lygio. Mūsų kaimynai, nu, tokie, kokias mes turime, ne? Ir kainų lygių skirtumai, ir kultūros skirtumai, ir taip toliau. Tai tą irgi reikėtų turėti mintyje. Bet jokių būdų tai nereiškia, kad ta pati idėja yra bloga kaip tokia. Kaip ją padaryti gerą? Ta prasme, kaip kad jinai veiktų? Nes, na, iš tikrųjų, žmonės vilko per tą sieną išradingai ir vilks. Ir mes būsime labai išradingi, nes mes esame labai išradinga tauta. Ir dar namuose varyt moka ten visko ir turi senelių paslėptų įrangų. Taip, žiūrėkit, dabar nežinau, ar sutiktumėt, galbūt sutiktumėt, nes būtų įdomu padiskutuoti. Ar sutiktumėt, kad alkoholis turėtų bent nepikti? Dabar jeigu mes paimtumėm nuo 95 metų statistiką, mes turim paskaičiavę, kaip keičiasi įperkamumas, nes galutinė kaina jinai nieko nesako. Neaišku, nes keičiasi pajamos ir panašiai. Tai nežinau, kam bus naujiena, kam ne, bet nuo 95 metų iki dabar yra išaugęs įperkamumas 500%. Reiškia, dabartiniam sąlygom, augant pajamom, mes galim vis daugiau ir daugiau pirkti. Tai ką galima daryti be jokios rizikos, tai bent nepiginti. Ir branginimas tai nereiškia, žmonės kaip kartais keistai suvokia, atrodo, kad čia nuo rytojus bus trigubai brangiau ar panašiai. Brangimas turi būti toks, kad jisai pralenktų pajamų augimą, infliaciją, žodžiu, kad augtų kaina po truputį, bet jinai turi augti reikšmingai, taip, kad žmogus po truputį justų, tai yra akcizas kyla tiek, jisai generuoja ir biudžetui pajamas papildomas, jis neprotingai didinama, žinoma, jis gali sukelti visokias ten perturbacijas per sienas judėjimus, bet tarp sienų judėjimo neišvengia nė viena šalis, kokia jinai bebūtų. Nes jeigu yra skirtumai, pasieniuose vyksta judėjimas, bet sutikit, kad nėra 100% priemonės. Štai mes šnekam apie visą kompleksą, jos turi būti visos vienoje vietoje. Protingas akcizų didinimas akciziniam prekiam yra sutartas mūsų stojimo į ES sutartyje, kaip laipsniškai didinami akcizai ir ten derantis dėl akcizų didinimo buvo įvertinta kontrabandos rizika. Nes per staigiai didinant kontrabandą automatiškai plūstels. Tai štai ten yra mūsų ir įsipareigojimai, kuriuos galima keisti didinimo linkme, be jokios abejonės, bet būtent kontrabandos rizika buvo vertinama. Aš dėl kontrabandos iškart pasakysiu. Aurelijau, dabar viskas po labai trumputės pertraukos, gerai? Nes mes dar turime dar vieną temą. Čia Vytautas Bakas taip jau ant lapelio rašosi. Aš kai sakiau prevencinio sušaudimo įstatymas, tai žiūrėjau į Vytautą, nes ten yra tokių artimų minčių. Sveiki sugrįžę vėl į mūsų diskusiją. Kol mes nepradėjom kalbėti apie policinės valstybės kūrimą ir tą fašizmą, kuris ateina per Vytautą Baką, tai dar pasakykit apie kovą su alkoholizmu. Taip. Žinot, aš kaip tik šiandien ryte grįžau iš Izraelio, apvažinėjau skersai išilgai, kaip sakoma. Ir kas mane labai iš tikrųjų stebina, tai kad ten yra daug problemų, tarp nacionalinių, tarp visokių. Bet kai man buvo gražu žiūrėti, kai vakare susirenka aikštės, nemačiau jokio alkoholio, nemačiau ten rūkančių nei nieko. Užeinu į parduotuvės, nematau, aš specialiai stebėjau, tai yra, ką žmonės perka. Vienas kitas gal taip, vyno, stiprių alkoholinių visiškai neperka. Tada aš pradėjau galvoti, kodėl čia. Ir štai, ką sakė ponas Kepenis, jis priminė Einšteino šitą mintį, kad tie, kurie daro kaip ir visada darė, jie, aišku, patiria nesėkmę. Bet žinot, šį pavasarį vyko toks Davoso formos didžiulės, kur susirenka visi savo srities geriausi žmonės. Ir šį kartą niekas nekalbėjo apie žinių ekonomiką, apie technologijas, apie investicijas, jie kalbėjo apie kitus dalykus. Jie pasakė 3 dalykai, kurie iš esmės ir lems pasaulio šalių konkurencingumą. Tai yra pirmas, tai yra naujas pasaulėžiūros, asmenybės ir trečias, efektyviai veikiantis viešasis sektorius.
Tai ką mes ir kalbam? Apie tai jie atėjo su naujo pasaulėžiūrio, ką reikia, sakykime, daryti su alkoholizmu. Taip, mes dabar sprendžiam, o gal sumažinkim kainas, gal geriau bus. Tai mes turbūt turim kalbėti apie tai. Pasaulėžiūrą. Tai buvo ironija. Taip, aš irgi ironizuoju. Tai mes ir turim galvoti, kodėl Izraeliai negeria. Ir ne tik tai Amerikoje negali gauti šnapsą, Vokietijoje, pažiūrėkit, kaimeliuose, tu ten irgi nerasi nieko. Tik dideliuose miestuose. Mano kaime, kas čia iš kaimo irgi sakė, Bakas, ne? Aš. Taip, 3 parduotuvės. Ir mane visada stebina, kad tuose parduotuvėse alkoholio skyriai yra didesni už maisto prekių. Tai iš tikrųjų yra problema. Tai būtent pasaulėžiūros klausimas, ar mes dar kažką darysim, ar nedarysim. Ar mes galvosim, kaip išsaugoti tas mažas parduotuvėlės, nes jos sukuria darbo vietas. Ar mes kitai formuluosim, kad reikia ten tie dirbantis eitų į iš tikrųjų normalias įmonės, į gamyklas, kur kūrė žymiai didesnę pridėtinę vertę. Mes apie tai turėtume turbūt kalbėti. Tai va, Rūta, jeigu aš kažkiek kaip ekspertas šiek tiek sėdžiu lygiai ir oponuoti, aš vėl noriu pasakyti, kad aš labai vertinu tą kitokią pasaulėžiūrą, su kuria jie ateina. Nes alkoholizmas yra didžiulė problema Lietuvoje ir su tuo reikia kovoti, reikia ieškoti. Ne, už alkoholio monopolį tai yra man tabu, galų galia kaip liberalui, tai vėl mano pasaulėžiūra. Aš prašau, kad jūs mano pasaulėžiūrą taip pat gerbtumėte. Kaip aš prisidėsiu prie racionalių alkoholio vartojimo prieinamumo mažinimo priemonių. Nereikia dviračio išrasti. Islandija, 10 kartų už mūsų mažesnė šalis, prieš 14 metų priėmė programą, pradėjo žaisti futbolą. Vaikai, jaunimas tuo metu girtaudavo, 45% jaunimo girtaudavo, 17 buvo narkotikus vartoja, 23 rūkydavo. Dabar jie beliko 5%, kurie girtauja, 3 vartoja narkotikus ir 5 tik tai berūko. Nes per tuos metus, matėte, Europos čempionate Islandija pateko į finalą, iškai 4 vietoje. Tai tokia šalelė, kuri 10 kartų už mus mažesnė, vien per šitą paprastą programėlę. Mesgi, reiškia, krepšinis tautinė religija. Bet žiūrėkite, šalia krepšinio alus visą laiką. Ištisai alus ir alus. O Islandų nė lašo šalia sporto nėra. Tai pradėkime pavyzdį iš mažų, gražių valstybių ir turėsime tą patį pasaulyje. Pane Kepeni, ką tik pradėjo griauti vieną stadioną futbolo, o kitas yra tiek išvoktas, kad tokie ragai stovi jau Lietuvos valstybėje gana seniai. Aš norėjau dar baigiant šitą temą, o kiek jūsų mokinių geria, rūko? Ir nuo kurios klasės jie jau pradeda šitą daryti? Oi, čia turbūt jūs geriau ir žinote tą statistiką, kurią jūs pateikėt, bet jūs žinot, kurie, ta prasme, jūs kai klasę matot, žinot, kurie... Čia negalima nesutikti, kad tai yra problema ir kad reikia kažką daryti, bet aš nežinau, ar čia dabar jūs vėliau apskritai apie, nes ką kalba kolega, tai apie efektyvų viešą sektorių. Tai apskritai, jeigu reformuoti švietimą ir ką reikėtų daryti ir koks požiūris, tai apskritai turėtų būti tas požiūris per vaiko prizmę atsirasti. Ir jeigu mes norim efektyvumo ir kokybės, tai mes turim investuoti į tą vaiką per mokytoją. Tai visų pirma, mes turim pasiekti, kad mokytojas būtų mokykloje. Tai padėtų netgi ir šitas problemas, ir prevencinės programas vykdyti. Dabar jis yra išvarytas, yra pamokos ir viskas. Kalbam, kad mokytojas reikalingas, kad jis vykdytų programas, kad jis liktų, kad jis konsultuotų, kad būtų kuo daugiau kontakto su vaiku. Ta prasme, kad mokytojas dabar išvytas iš mokyklos tik tai... Ne, tai dabar yra tokia sistema, kad yra tvarka, baigėsi pamoka ir tu eini užsidirbti, nes dabar dirbdamas mokytojui neužsidirbi, baigėsi pamokos ir išeini. Jeigu tą sutartų ir vadovai, visi sako, kad mokytojas reikalingas mokykloj ir po pamokų. Čia yra diskusijos klausimas, kiek reikalingas, valandą, 2. Bet iš kur gaus pinigų jie? Iš kur jie gaus pinigų, jeigu inžinierė pasakė, tai suprantat, kas liūdna ir kalbėti, ir jeigu kalbėti toliau reikalinga yra aukšta kvalifikacija ir gabių mokytojų pritraukimas ir išlaikymas sistemai ir nežinau, kiek čia reikia plėstis ir vadovų skirimo tvarka turi virsti aukštym kojom, tai yra turi prasidėti nuo bendruomenių, nuo savivaldos. Ir jeigu kalbėti, ką negaliu sutikti... Išskyrus algos.
Išskyrus atlyginimai, išskyrus šitas momentas. Tai tą padaryti tai galima, bet pagrindinis dalykas yra algos. Kaip ir medikams. Tai tam reikės pinigų. Tai ir nesakom, kad pinigų kelti algas ir, pavyzdžiui, dabar nieko nekeisti. Ne? Reiškia, pakeliam algas, bet nepakeičiam sistemos, kad mokytojas liktų galų gale žaisti futbolą, ne, ar konsultuoti matematikos. Tai niekas nepasikeis. Tai reiškia, ne tik piniguose yra problema, bet kaip mes panaudosim, ar efektyviai tos pinigus panaudosim. Būtent 100 kartų pigiau galima kai kurias lygas gydyti, ką dabar daro mūsų mėly medikai. Paimkim hipertenziją. Tai sakau, 100 kartų pigiau galima gydyti, todėl kad judėjimas, sveikas maistas ir visai pasakykit sodą gerti. Tai 100 kartų pigiau krenta spaudimas, negu vartojant tos brangius vaistus. Vat kurie šaltiniai, bet reikia juos pradėti kultivuoti. Ir Lietuva šiandien yra pasaulyje pirmoji valstybė, kuri įdėgė naują profesiją - gyvensenos mediciną. Paprasčiausiai nebeturėsim gale bėgimo ir nebebus problemų. Nebebus problemų. Tai labai kaip žiūrovas sakė, aš neagituosiu, kaip jisai suprato, neremsiu farmacininkų ir neagituosiu pirkti. Tai ponia Kepenė, tai jūsų pasiūlymas, kuo jisai iš tikrųjų skiriasi nuo kažkokios tokios koncentracijos stovyklos? Jūs dabar, ta prasme, jūs... Prikočiai stovyklos, prikočiai. Mes dabar esame ant dugno. Pas mus daugiausiai kalėjimų pasaulyje, mes labiausiai girtaujame, mes labiausiai žudome, mes labiausiai nemylim viens kito, empatijos nėra šalia, 63 valstybės patikrino, Lietuva paskutiniai vietai. Tai esame ant dugno. Taip, koks čia? Mes jau dabar esame ant dugno. Apie kokį čia kalėjimą šnekam dabar? Apie kokį konclagerį šnekam? Reikia eiti laisvę dabar. Jeigu jūs klausėt pinigų, iš kur gausim, tai žiūrėkit, per 15 metų per pusę sumažėjo mokyklų skaičius. Užtektų nieko nedaryti, tik palikti tuos pačius pinigus ir mes turėtume vos ne dvigubai didesnį finansavimo sistemą. Efektyviai vieši finansai. Bet tai nepaliko, ne? Tai ne, tai yra būtent visi pinigai dingsta kiekvienais metais. Todėl mes ir sakom, kad nuo bendro vidaus produkto visą laiką mažėja finansavimas, augant ekonomikai. Klausimas valstiečiam žaliesiam, ar palaikysite neformalaus mokinio ugdymo krepšelio didinimą? Nes būtent krepšelių nebebus, labą dieną, atsibuskit. Štai apie ką ir kalbame. Bet aš čia nesutikčiau. Mano nuomonė, fizinis aktyvumas ar kultūrinis. Nesmė, kaip finansuosim, bet ką finansuosim. Būtent neformalų ugdymą. Neformalų ugdymą, bet vėl. Ar neatsitiks taip, kad tie pinigai kažkaip tai nusės kažkokias tai įmonėse, ar kurios administruos tos pinigus? Jeigu mes sakom, kad turi likti mokytojas ir jisai žaisti futbolą arba konsultuoti ten matematiką, tai visiškai nesutikčiau, kad jeigu čia įsivels tokia vėl principinė nuostata, kaip ir darbo kodekse dėl termino, tai čia dėl pavadinimo. Ir dabar jeigu bus ginčiamas iki mokinio krepšelis ar kitoks pavadinimas, o iš esmės mokyklose niekas nesikeis visas procesas. Tai ką tai reiškia, kad vėlgi politikuos partijos, o sistema nebus reformuojama. Vytautai, dabar jau pasišnekam apie tą kišimąsi, nes mes kalbėjom, kad visur reikės visur policininko, ant sienos reikės policininko, nes kai Veryga įves monopoliją ir pakels kainas, natūralu, kad per sieną eis, ne? Ir tas dalykas, vienas iš tų dalykų, kuris iš tikrųjų, dėl kurių balsavo už kitus, buvo korupcija, buvo tie dalykai, kurie greta mažų algų veja žmonės iš Lietuvos, ne? Tai čia ką darysit? Jo, visiškai teisingai. Mes šiandien kalbėjom apie švietimo sistemą, apie socialinę sistemą. Tai aš noriu pasakyti, kad vien viešuose pirkimuose per metus yra paskaičiuota išvagiama apie 1 milijardą eurų per metus. Taip. Galit pataisyti. Aš noriu pasakyti, kas yra 1 milijardas eurų, kad atrodytų daug. Tai yra kiekvienam Lietuvos pensininkui galima būtų padidinti pensiją 120 eurų. Jeigu mes šiandien turėtume 1 milijardą eurų, kažkur tai taip. Reiškia, tas milijardas išvagiamas tik iš viešųjų pirkimų. Dar 1 milijardas yra nesumokamas, taikant visokias PVM vengimo schemas. Įsivaizduokit, kiek mes turime išteklių. Ir aišku, visi tie dalykai yra susijęs su korupcija. Dar daugiau, reiškia, mes užleidom korupciją tiek ant galvos, kad yra kūriamos partijos ištisos. Mes tą turėjom pavyzdį ir šiandien kaip tik prokuroras Verseckas pasakė, ką reiškia juodosios buhalterijos byla šitai valstybei. Tai yra, kad buvo ardoma valstybė iš principo, ne? Ne šiaip savo čia kažkoks buhalterinės apskaitos pažeidimas, bet tai yra milijonai eurų, neaišku iš kur atėję, iš kas juos davė,
kas buvo finansuojama. Tai mes turim kažką daryti su šitą korupciją. Iš esmės, premjerą atsistatydino. Tai jūs pasakykit, ką? Jo, tai pasaulis išrado būdą ir iš tikrųjų didžiausias poveikis, kurio bijo korupcionieriai ir bijo organizuoti nusikaltėliai, tai yra finansinis pagrindas, tai yra jų turtas. Jo. Ir, reiškia, jeigu mes kalbam apie tą pasiūlymą, tai yra neteisėtai įgyto turto konfiskavimą, tai būtų ta priemonė, kada mes galėtume gerokai suvaldyti, tiesiog atgrasyti nuo vagysčių. Vytautai, aš dabar konkretų aš neminėsiu pavardės. Vienas, gali sakyti, įteisintas vagis šiuo metu jau ketina išeiti į pensiją ir statosi namą Ispanijoje. Kaip jūs jį konfiskuosit? Jo, tai yra konvencijos, yra tarptautinio bendradarbiavimo sutartys pasirašytos. Iš tikrųjų, čia nėra problemos su Europos Sąjunga, yra gal problemos su trečiosiam šalim, bet iš tiesų nepagristai arba neteisėtai įgyto turto konfiskavimas. Čia kažkas sako, kad dabar pradės bet kurią mašiną ten įsigijai ir šitas konfiskuos, nieko panašaus. Airija, Anglija, Italija, kurioje tie institutai veikia, prasideda maždaug nuo 12 000 eurų turtas, kada, reiškia, teisėjas arba sankcionuoja veiksmą ir paprašo tą turtą deklaruoti. Pavyzdžiui, teisėsauga turi duomenų, kad žmogus ima kyšius, valdininkas. Jo? Reiškia, ateina mokesčių inspektorius ir sako, su teismo sankcija ir sako, paprašo jo deklaruoti tą turtą ir paprašo paaiškinti, pagrysti, iš kur jis tą turtą gavo. Aš pasakoju, kaip veikia tie mechanizmai. Jeigu žmogus negali to padaryti, tarkim, negali pagrysti savo didelio turto, tiesiog valstybė paima savo reikšmėm, nes tai neteisėtai įgytas turtas. Bet šitas veikia tas įstatymas ir pralaimimos viena po kitos bylos. Labai teisingai. Ne, neblogai veikia. Labai blogai. Ne. Jis visai neveikia, nes tai yra baudžiamosios atsakomybės institutas ir amžinatilsį Kęstutis Čilinskas, kada šitas projektas buvo teikiamas, jis tada įspėjo, kad nepagrysto praturtėjimo norma neveiks, kadangi baudžiamojo teisė įstatymai atgal negalioja. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs šiandien pagavote tą nepagristai praturtėjusi žmogų, jis sako, aš įsigijau šitą turtą ten 2000 metais. Viskas, tu jam nieko negali padaryti. Ir šiandien visos tos nuostatos sustojo. Todėl pasaulis išrado kitas nuostatas. Tai yra civilinės, administracinės sankcijų nuostatas, kada pats žmogus, kuris neteisėtai įgijo turtą, arba nusikalstamų būdų, arba jis ima kyšius, jis turi įrodyti, iš kur jis tą turtą paėmė. Tiesiog valstybei yra paprasčiau. Ir štai, reiškia, mes dabar visi ir emigruojame į Airiją, Angliją, reiškia, nes to šalys susitvarkė. Tai Lietuvai reikalingi revoliuciniai sprendimai šitoje srityje. Kai kurie emigruoja tie, kurie prisivogė. Ir nebūtinai, tie, kurie prisivogė, gal nelabai emigruoja. Ispanijoje, sako, stato. Pone Sutkau, jūs optimistas, kad taip ir pavyks jiems va šitaip? Kas pavyks? Vat imti ir sustabdyti tą korupciją, vat būtent taip. Tai tą būtina daryti, tai tas yra neišvengiama civilizuotoji valstybė ir iš tikrųjų tą būtina daryti, nes verslo pagrindinis dalykas, kaip jis gali veikti civilizuotai, tai yra skaidrumas. Tai jeigu verslas yra neskaidrus, tai akivaizdu. Vėlgi tas pats, kas liečia ir viešuosius pirkimus, aš nežinau, negalėčiau taip sakyti, kiek ten, kur ten ko prapuola, bet kad prapuola, tai tą mes matom akivaizdžiai. Tai viešųjų pirkimų sferą irgi, aišku, reikėtų peržiūrėti. Ta prasme, tai čia šitas yra pasakyta. Jūs matot kokiu nors, šitame plane kokiu nors, tokių pažeidžiamų vietų? Ar tas įvyks? Nes papasakoti mums jau daug, 26 metus, lietuvėms makaronai tie kabo, taip tysta, čia gal tik yra reikėtų detalizuoti. Principas, aišku, yra suprantamas, aiškus ir aš manau teisingas. Kaip jisai veiks, reikėtų labai apgalvoti, kad ir žmogaus teisės irgi būtų kažkaip išlaikytos. Tai reikia tas subalansuoti sistemą. Pone Labanauskai, bet aišku, reiškia, remiantis protingumo proporciją,
proporcingumo kriterijais, viską tą galima padaryti. Aš manau, kad... Pane Labanauskai, jūsų sritis laikoma, na, bent jau kai žmonės kalba, tai sako, daktarai tai įima, ne? Bet jums dabar papasakojo šitą istoriją, o neseniai buvo ta istorija su Kauno klinikų vadovu, kuriam daktaras dirbantis provincijoje, tėvelis ten padovanojo kažkokias tai nesuvokiamai didumo sumas. Kaip jūs pats įvertinot šitą? Ne, labai gerai buvo pasakyta ir čia visą laiką ta diskusija eina ir pažiūrėkite, kaip jinai vertinama. Reiškia, pradedama kalbėti tai, kad sveikatos sistema labiausiai korumpuota. Taip. Padedamas taškas ir kažkodėl tai. Po to aiškinama, kaip jin korumpuota. O jinai korumpuota per tai, kad iš tikrųjų labai daug yra viešųjų pirkimų. Šitoj sistemai, sakykime, sveikatos sistemai. Ir vat jau diskutuojame apie viešus pirkimus, bet po kablelio sakom, gydytojai korumpuoti, kurie nedalyvauja visiškai šitoj veikloj. Jie dirba savo darbą, toj veikloj dalyvauja galbūt, sakykime, ten administracijos atstovai, dar kažkas tai dalyvauja, bet va ta visa didžioji dauguma 12 000 gydytojų nedalyvauja. Reiškia, ir mes šitą bandom paaiškinti, bet niekaip negalim dasimušti iki tos teisybės, kadangi mums visą laiką ateina teisėsauga ir sako, Lietuvos įstatyme parašytas vienas žodis, tai yra korupcija. Nėra Lietuvos įstatyme, kas yra padėka, kas yra dovana, nėra tokių dalykų. Nėra, reiškia, kas vyksta kažkur tai tarp žmonių diskusija ar atsidėkojimas, tai yra viskas tik korupcija. Tai mes apie šitą esame jau šnekėję ne vieną kartą, mes visą laiką tikimės, kad galbūt kažkas tai truputį pradės kreipti dėmesį į žmogiškų santykių, kažkokį tai bendradarbiavimą, dar kažką tai atsidėkojimą ir taip toliau. Klausimas tai buvo, ar kaip jūs, iš tų bendradarbiavimų čia ir buvo tie, ar kiek ten 500 000? Ne, tai kad be abejo, bet čia turėtų teisės gautis. Mes negalim, bet labai teisingai pasakė Aurelijus, mes negalim imti ir traukti iš kepurės vieną atvejį ir aiškinti, kad tai visiems jisai yra taiko. Ne, problema yra ta, kad iš tiesų, netgi pati partija, konservatorių partija, tą asmenį įvardino, puikiai pažinodama niuansus, žinodama žmogų, žinodama, reiškia, kad vis dėlto tai yra situacija, kada negalima toleruoti. Ir visuomenė tų atsakymų neišgirdo, nes realiai valstybė neturi įrankių juos išsiaiškinti. Bet aš nemačiau ir STT pas jį atėjusios. Nebuvo žinių, kad pas jį būtų atėję ir pakurti. STT taip pat negali. Arba FNTT. Jo, neturi įrankių. Todėl, kad pavyzdžiui... Ne, VMI negali, VMI pateisino žmogus. Pateisino žmogus, jisaigi pateikė dokumentus, kad tėvelis padovanojo, apie ką mes šnekame. Tai viskas. Grįžtant prie Vytauto Bako pasiūlymo, problema yra viena, arba parodykime supaprastintai 2 sakiniais. Šiandien valstybė turi įrodinėti neteisėtą praturtėjimą, jūs sakote, kad pilietis turi įrodyti savo pinigų kilmę. Tai tada aš sutinku su Valdu Sutkum, tikrai reikia rasti balansą su žmogaus teisų klausimais, nes čia slypi tam tikras pavojus, kad kiekvienas turtingesnis pilietis tampa potencialiu nusikaltėliu. Gerai, bet pone Gentvilai, jūsų buvęs kolega Masiulis irgi papasakojo kažkokią tai panašią istoriją dėl to, kaip jisai pasiskolino dėžutėje. Čia jau yra kita situacija arba kitas etapas. Teisėsauga užsiėmė ir aš manau, kad ištirs. Jūs to tikras, nes realiai dabar netgi labai kiti teisininkai sako, ir viskas, to aš labai norėčiau, kad ištirtų, nes patys arba pati suprantat, kad kiekvieną kartą turėsite teisę man baksnuoti, nors jau 5 mėnesiai visi baksnuoja, bet manęs net niekas neklausia. Tai grįžtų prie to pasiūlymo. Jis skamba įdomiai, tik neignoruokime žmogaus teisių, nes čia yra didelis pavojus nuslysti, apkaltinant bet kurį. Gerai, aš noriu, kad jūs, konkretų mes turim tą Masiulio atvejį, aš noriu, kad Vytautas kaip teisininkas vertintų. Atėjo žmogus ir pasakė, kad, jisai pažeidė pagal jo paaiškinimą, kad jisai paskolą ėmė, tai jisai pažeidė tik tai vieną įstatymą, kad jisai notariškai jos neužtvirtino. Faktiškai, viskas gerai. Iš tiesų, nepriklausomai nuo to, kas tai būtų šiandien, ar politikas, ar verslininkas, ar valdininkas kažkoks tai jo, kuris yra linkęs gyventi kitų sąskaitą mūsų visų, šiandien teisėsaugos įstaigos, taip pat mokesčių inspekcija neturi jokių priemonių
atgrasyti jo nuo to, kas tai bebūtų, kokia bebūtų situacija. Nes byla yra po Romų to įvykio, reiškia, konstituciniam teisme ir jinai dar ten bus porą metų, reiškia, dar porą metų mes galėsime, tiesiog nebaudžiamai, kas norės grobti iš valstybės. Tai aš noriu pasakyti, čia ar tai būtų tas pavyzdys, kur jūs sakote, ar tai būtų Kauno pavyzdys, ar tai būtų kiti pavyzdžiai, šiandien teisėsauga neturi efektyvių jokių. Šitą mes supratom. Tai šitas įstatymas bus pirmų numerių, ateis iš karto jums ateis. Ne, po alkoholio akcizų. Jo, tai turi būti paketas projektų. Tai mes turime komandą, kuri žiūri į šitą situaciją kompleksiškai, turime programą, kuri nėra ten skirta tik rinkimam, visi dabar stebėsi, ir mes teiksim kompleksinius siūlymus, tada yra švietimo reforma. Beje, šiandien toks panašus įstatymas jau yra registruotas, jį reikia tik tai šiek tiek patobulinti, bet jo, mes tą darysim. Taip. Iš karto po to, kai žiūrovas labai ilgai laukia. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom sakyti savo nuomonę. Labas vakaras. Labas vakaras. Pirmiausia, žuvis genda nuo galvos. Taip. Aš taip ir suprantu, kad jie niekiek nepasikeis, kokia buvo vyriausybė, tokia liks. Jie yra korumpuoti visi, ne vienu aš čia, taip kad pasisakiusiai, vienas vyrukas labai gražiai pasisakė, kad degtinę brangysi, nieko iš to neišeis, bet aš tik noriu pasakyti, priimkite jūs mane į Seimą, budeliu. Aš jums labai gerai padėčiau. Ir nereikėtų jokių te problemų. Jūs padaryt nusižengimą, aš jūs prie sienos. Tai yra paprasčiausias ir gražiausias pasakymas. Jūs esat visi ant tiek susivėlę, tiek parazitai. Jūs neįsivaizduojate, kai tauta pasišlykštinus jumis. Ir sakot, praėjo anas Seimas, tas, to nepadarė, tas to nepadarė. Jūs taip pat nieko nepadarysit, už tai, kad jūs esat parazitai tautos. Jūs čia... Aną Seimą visą, jie turėtų dabar, aną visą likusi, buvusį Seimą, visą iškratyti. Visą ištikrinti, kiek jie turi pinigų, kiek jie turi vilų prisistatę, kiek jie turi privogę visko. Žiūrėkit, dabar aš jums turiu klausimą. Jūs turite omeny ir Čia yra 4 žmonės, kurie niekada neturėjo, aš teisė, niekada Seimo nario pažymėjimo neturėjo. Čia yra pirmą kartą išrinkti ir jūs jau vadinat juos tokiais? Jie lygiai tokie patys bus. Ta prasme, ten yra tvirkinanti aplinka. Jie tokie patys bus. Jie nieko nesikeičia. Ar jūs prieštaravote? Jūs manot, kad nieko nesikeičia, nėra... Jie prie šitų parazitų pritapę, tokie patys taps. Tarp kito, to bijo labai daug žmonių. Iš tikrųjų čia... Taip, sakykite. Tai apie ką jūs kalbate, iš tikrųjų didelė problema. Bet civilizuotos šalys seniai įsprendė tą problemą. Tai yra labai aiškiai, jie nustato išlaidas. Yra būdai kaip, juk suprantate, dabar pas mus pajamų deklaracija. Žinot, pajamas yra pajamas, gali ką nori prašyti, bet štai esmė yra išlaidose. Amerikoje, suprantate, ten net niekas nekelia klausimų. Jeigu ateina pasitė, netgi to ateina, gali spintą atidaryti ir žiūri, gal pasitė ant boso, pažiūrėjau, marškiniai. A tau kokios pajamos yra? Viskas, klausimas uždaromas yra, turi ten, žinai. Kažkuri tai ponė ten Amerikoje ateina su auskarais per brangiai. Jo, tenais, kodėl tu važiuoji tenais atostogauti, pažiūrėjau, kažkokias egzotinės šalis? Klausimas, iš kur pasitė pajamos? Reiškia, tu negali pateisinti. Ir čia yra visuomenės ir gynimo interesas. Čia apie kokius mes pažeidimus mes galim kalbėti, jeigu jie, kaip sakyt, mūsų sąskaita, bet kur atsiranda pavojus. Atsiranda, todėl, žiūrėkit, 90 metai. Ten buvo labai daug neiškumų, valstybė netliko savo funkcijų. Kažkas, žinot, žodis prasisuko, ten žmogus moka, ten suveikė kažką. Tai. Aš manau, jūs padarytumėte didelį darbą, jeigu jūs ateina, taip, jūs pasakot, užfiksuojat, klausykit, jūs deklaruokit savo turimą turtą, išlaidas. Ir nuo šitos dienos mes jau tada pradėsim jau žiūrėti. Bet jau viena amnestija buvo. Ne, čia ne amnestija, ne, aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu apie užfiksavimą esamos situacijos. Todėl, kad iš tikrųjų, iki šio laikotarpio daug buvo įvairiai, kaip kas ten uždirbo, kaip ką padarė. Tai žinot, nes aš ko bijau? Aš bijau, kad
bus sukurtas mechanizmas, o politikai gali jį panaudoti savo, iš tikrųjų, kaip su ta pačia iliustracija. Vienus agentus traukia, kitus kažkur slepia, ten lapus dar... Kabinetiniai tokie. Taip, kabinetiniai. Tai todėl šitoje vietoje, manau, kad mechanizmas jis labai žinomas, labai paprastas ir suprantamas. Bet padarykim iš tikrųjų tą brūkšnį, nuo kurio pradedam įtaikyti. Nes kitaip taps, kaip kolegos sako, tai gali būti ir susidorojimo įrankių. Iš karto po trumpos pertraukos aš turėsiu jums vieną paprastą klausimą. Ir čia bus aišku, ar jūs tikite tuo, ką jūs šnekat. Lietuva po 4 metų. Kaip jinai atrodys? Sugrįžę čia į mūsų studiją ir klausimas yra jums visiems vienintelis. Lietuva po 4 metų. Pone Labanauskai, jūs patikėjo tuo, ką šiandien ponas Kepenis sakė, ką sakė Tomas Tomilinas per reklaminę pauzę pasakė, kad vietoj to BMW, kuris važinėjo pirmtakai, jisai važinėjo su Vilniečio kortele. Jūs tikite tokiais dalykais? Aš gal turėčiau apie sveikatos apsaugą kalbėti. Taip. Tai aš ką noriu pasakyti, per nepriklausomybės metus praktiškai vidutiniškai sveikatos apsaugos ministras dirbo 1 metus. Tai, 2 ministrai dirbo po 1 metus, 2. Tai Olekas ir daktaras Vinkus. Tai aš ką linkėčiau, jeigu sveikatos apsaugos ministerijos valdžia nepasikeis po metų, aš manau, kad kažką bus galima padaryti, mes tikrai padėsim. Jeigu pasikeis, dirbsime iš naujo. Pone Kepeni, trumpai drūtai, kaip atrodys Lietuva po 4 suvaldymo metų? Šiandien iš 100 moksleivių, abiturientų tik 7 yra sveiki. Po 4 metų situacija sunkiai pasikeis, bet po 12 metų tikrai pasikeis, jeigu mes kitais metais kartu su sporto universiteto kolektyvu išleisime vadovėlį 1 klasiai. 30 000 pirmokų ateis į 1 klasę, su jais ateis 60 000 tėvelių ir mamyčių. Kas autorius, kas honoraras? Ir 120 000 ateis močiučių ir dėdukų. Tai va 210 000 žmonių kitais metais gali startuoti tą sveikatos programą. Ta vadovėlį jie dabar jau ruošiasi, jie dabar atvažiavo su savo pinigais atvažiavo į Pervalką ir mes ten dirbom 3 dienas ir sutarėm, kad galim padaryti su savo asmeniniam išlaidom, entuziastai. O mokėsim tiek jiem, kiek jie uždirbs. Po 4 metų kaip atrodys Lietuva, ar bent jau nukelsit ministrus iš tų... Rimti dalykai nesidaro taip trumpai. Reikia periodo, 12 metų. Tai va išeis pirmoji karta sveikų abiturientų. Jeigu dabar pradėsim dirbti. Vytautai, kaip jinai atrodys? Po 4 metų. Po 4 metų tikrai nauja valdžia, jinai tikrai bus nauja, tu gerai dirbsi ar blogai, jinai bus, bet ta nauja valdžia jau nebedrys sėstis į BMW, bus mažiau privilegijų, daugiau tokios tarnavimo kultūros ir daugiau pasitikėjimo, nes iš tiesų mums reikia išmokti pasitikėti vieni kitais ir valstybės institucijom kito kelio tiesiog nėra. Tomai, atlyginimai, mes tarėmės, kad jūs... Kiek uždirbs žmonės Lietuvoje po 4 metų? Aš tai manyčiau, kad mano svajonė iš tikrųjų, kad Lietuvoje pasikeistų vienas labai svarbus dalykas, kad iš tikrųjų, kaip čia kalbėjo Danas, mes atėjom su nauja pasaulėžiūra, šiek tiek nauja, kitokia. Ir aš norėčiau, kad žmonės pradėtų suprasti tų politikų pasaulėžiūrų skirtumus. Aš tikrai labai gerbiu Eugenijų ir liberalus. Iš tikrųjų, vienintelė partija, kuri turi pasaulėžiūrą. Ir mes turim absoliučiai priešingą pasaulėžiūrą. Bet tai ir yra gražu. Todėl ir nebus tokių skambučių, kai žmonės pradės pagaliau suprasti, kogi tie politikai skiriasi. Vieni yra už didesnį valstybės vaidmenį, už didesnę socialinę paramą. Aš, pavyzdžiui, Karasas kalbėjo apie tai, apie alkoholį ir tas žudynės. Iš tikrųjų, mes Europai išleidžiam mažiausiai socialiniai apsaugai. Pažiūrėkim tiesiog pjūvius. Tai, ta prasme, mes ateinam su nauja pasaulėžiūra, mes iš esmės atstovaujam neliberalias vertybės, bet užtat liberalai yra mums idealiausi oponentai ir maloniausia dirbti. Tai dėl to aš jį pakviečiu. Aurelijau, jūs turit konkretų tikslą, atėjau į valdžią ir po metų turi būti taip, po 2, taip, po 3, nes jūs tiesiog labai emociškai priimat, taip asmeniškai priimat tą problemą, kad iš tikrųjų Lietuva nusigėrus ir toj neliks. Matot, aš
ne tai, kad asmeniškai priimu, aš tikiu to, ką darau, plus aš esu mokslininkas, aš žinau, ką reikia daryti, kas yra pasteisinė. Tai kaip atrodys po 4 metų? Ir aš ne visai gal sutikčiau su Dainium, kad reikia laukti 12 metų. Nereikia tiek daug laukti. Yra daug greičiau padaromų dalykų, jeigu mes realiai pradėsim investuoti į sveikatos išsaugojimą. Taip. Tai yra rezultatų jau ir dabar, kur buvo daryta, yra pasiekta. Valstybė sugalvojo pareguliuoti rūkymo problemą. 50% sumažėjo pasyviai rūkančių žmonių. Mažėja plaučių vėžio mirtingumas ir panašiai. Nereikia dešimtmečių. Greitai darosi. Jeigu mes priimsim tuos sprendimus, per krizę mirtingumas nuo alkoholio buvo sumažėjęs 30%. Mes galim turėti ne mažiau ambicingus tikslus ir aš tikiu, kad jie tikrai tokie ir bus, jeigu valstybė pradės šitas priemonės įgyvendinti. Jekaterina, sakykit. Aš matau daug entuziastų, kas yra labai džiugu, tikrai labai gražu. Aš tikiu, kad po 4 metų bus nauja krizė. ir aš tai labai tikiuosi, kad mes atlaikysim tą krizę mažesniam sąnaudom negu anksčiau. Ekonominė krizė. Ekonominė krizė. Kad politinė bus, tai žinom, rinkimai bus. Jūs apie ekonominį. Ką jūs turite omeny? Ta prasme, jau dabar mes rytamės vėl į naują krizę, ne? Mes rytamės vėl į naują krizę. Ir jeigu jie išlaidaus, ne, ir mes vėl netaupysim, tai tikriausiai nepriklausys vien tik tai nuo mūsų valstybės, tai ta krizė vis tiek ateina labiau iš išorės negu iš vidaus, bet aš tikiuosi, kad vidiniai pajėgumai bus tokie, kad mes tą krizę atlaikysim šiek tiek lengviau. Rasa, o tau kaip atrodo ta Lietuva po 4 metų? Tai aš tai tikiuosi, kad mes po 4 metų, bent jau po 60 eurų kiekvienam vaikui turėsim, nes labai pažadėjo. Tai to ir reikalausim, o jeigu taip jau nustoti juokauti, tai prie didžiausių ir geriausių mano svajonių išsipildymo aš viliuosi, kad po 4 metų bent jau startuos normali darni sistema, kurioje vaikas visą savo gyvenimo laikotarpį nuo pat gimimo iki pat pilnametystės to lygiai jaus valstybės dėmesį visose srityse, kurias mes čia kalbėjom. Nes mano akimi žiūrint, pasaulis prasideda vaikų ir mums tai yra labai svarbu, demografinė krizė, ne tik tai ten kažkokia kita dar, ne, ir emigracijos. Ir dėl to aš įsivaizduoju, kad mūsų didžiausia, pati siaubingiausia tragedija yra, kad dabar jau išvažiuoja su vaikais ir kuo toliau, tuo daugiau išvažiuoja su tais vaikais. Ir to šeimos su vaikais išvažiavusios jos niekada nebegrįž greičiausia. Tai labai viliuosi, kad per tuos 4 metus susidėlios sistema, kuri lydės vaiką ir padės jam bet kuriuo kritinio jo laikotarpiu. Ačiū. Danai, jūs matėt vyriausybių ir tų entuziastų nuo 90-ųjų metų daugybę, ne? Šitie ko nors skiriasi? Jo, iš tikrųjų skiriasi ir visiškai be ten maivimuose arba be pataikavimo. Mes prisimenam ir drąsos kelias, prisikėlėliai, ten nebuvo su ko šnekėti. O tame, kada mes susitikdavom, ten matėsi toks mėgavomės, o gavom šitą valdžią, o kažką darysim. Ir kas man labai apmaudu, žinoma, netgi dabartiniai socialdemokratai, jeigu lygint jų programą į socialdemokratų, jau vienas tai, kad pas juos 121 puslapis programui. 119. Ar 119, o pas socialdemokratus, man atrodo, apie 70. Ir kai pradėdė analizuoti, aš matau, jie prarado interesą tiesiog, ką nors daryti. Vis tiek čia laimėsim, kažką tai darysim. Jo, iš esmės išsikvėpė. 27. Jo, tai todėl, suprantat, atsiranda nauja jėga, atsiranda nauja energija ir Rasa, žinot, ką aš po 4 metų bus. Reinaras uždarys skrydžius iš Vilniaus į Dubliną, nes nebus kam skris, bet padvygumis iš Dublino į Vilnių, nes visi norės grįžti. Ir ką visi lėktuvai čia liks. Ir kodėl aš čia nejuokauju. Labai daug pinigų, nes 60 eurų vaikui reikės daug kartų daugiau. Ir aš, Rūta, aš nejuokauju, nes būtent būdamant Izraelį aš supratau, į Izraelį važiavo, žinojo, kad ten vargas, kad ten sunku, bet jie norėjo naujo gyvenimo, jie matė, kad daugiau bus teisingumo. Ir todėl aš tikiu, kad galbūt čia ekonomikos jie nepakels, bet kad teisingumo daugiau įneš, tai dėl to pradės žmonės grįžti. Eugenijau, o jūs irgi patyrėsi, kaip jūs manote, kiek Seime dabar bus susikaupusių žmonių, kad tiesiog, trukdyt?
kad griauti žaidimus, pavyzdžiui, tarp pačių koalicijos partnerių. Tu destruktorė. Aš norėjau pagirti juos, kad pas juos aš matau ir idealizmo, ir entuzijazmo tokio. Tai ar galima trukdyti šitiem dalykam? Taip yra tie vertybiniai dalykai, kur aš kaip liberalas tikrai prieštarausiu ir visada tą sakiau ir sakysiu, bet bus dalykų, dėl kurių verta pridėti ranką, neįsipareigojant dabar, bet yra ten ir sveikų dalykų. Ir entuzijazmu, ir išmanimu, profesionalumu pagristų, tai duok Dieve, kad jiems pasisektų tuos dalykus padaryti, kuriuos bendražmogiškai reikia paremti. O jau paskui atsiranda tokie vertybiniai dalykai. Tik man nepatiko vienas dalykas. Dabar formuoja ten vyriausybę ir sako, o vertybinius klausimus paliksime spręsti Seime. O tai vyriausybė, kas yra be vertybinių dalykų dirbanti, tik tais techninis dėliotojas, šitas man labai rėžia ausį. Vyriausybė nesima savęs pozicionuoti kaip vertybinės nuostatas turinti institucija. Seimas tegul apsisprendžia dėl vertybinio, o mes tai čia mygtukus paspaudysim. Tas man krenta į akis taip negatyviai. O daugiau, aš manau, bus ir gerų dalykų. Ačiū Jums visiems, kad buvote čia su mumis. Aš noriu pakviesti Jūs rytoj į Patriotų laidą. Mes ten kalbėsime apie tarp kito, jūs prašokot, nes mes kalbėsime apie 1,5 milijono eurų, kuriuos išsineš ir ne tai, kad išmesti iš darbo, nušluoti nuo politinės arenos politikai. Aš nekėjau su Broniu Bradausku, su ta pačia Graužinienė, su ponia Pitrėnienė. Ir jie visi rado priežasčių, kodėl su naujų darbo kodeksu jums ir man ir visiems paprastiems nereikia jokių garantijų, o jie, turėdami terminuotą darbo sutartį, dar turi teisę į 6 atlyginimų ar daugiau atlyginimų išeitinės pašalpas. Į kiaulės akį žiūrėsim rytoj, o dabar reporteris likite su Lietuvos ryto televizija.